Šiandien šnekam apie simuliakrus. Kas yra simuliakrai? Tai filosofas toks amžinatilsį jau Jean Baudrillard. Jisai išplėtoja tokią koncepciją, kad pasaulis, kuriame mes gyvename, pilnas yra simuliakrų. Ir tie simuliakrai yra tai, ką mes matome, tai, kas mus supa, įvairūs atspindžiai, kurie tarsi iš veidrodžio ateina ir jie neatspindi tikrovės. Kaip matėm pačiam pirmam klipe, Beyoncé, ne? Atsistoja prieš veidrodį vienokį, o save mato visiškai kitokį. Tai va čia yra toksai kaip ir labai geras pavyzdys, kas yra, kaip galima būtų paaiškinti, kas yra simuliakras. Ir su tais simuliakrais mes susidurėm kiekvieną dieną. Simuliakrai. Simuliakrai ir Baudrillard. Tai yra pavardė žmogaus, kuris yra sugalvojęs tą terminą ir išplėtojęs tą koncepciją. Kaip atsiminti tokią, atrodo, nelengvą pavardę. Irgi galvojau, kokias asociacijas galima būtų sukurti, aišku, geriausiai susikurti kiekvienam savo, bet galima galvoti apie dvi dalis. Žodžio bauda, pavyzdžiui. Nežinau, galite kažkokį tai kitą žodį, kuris jums sukelia kažkokias asociacijas. Ir drill. Nu, reiškia, angliškai gręžti, ne? Nu, tai vaikinam galbūt labiau prie širdies drill, merginos galite kokią nors kitą asociaciją susikurti. Ir jeigu kas nors irgi darote tuos minčių žemėlapius, man mepus paišot, tai galite kažką nusipiešti, kas susiję, tarkim, kažkoks tai galbūt grąžtas, kuris čia gręžia, ne? Drėlė. Ir ten kažkas, aš nežinau, kaip jums ten su bauda čia gali būti kokie nors antrankiai, žinai, nusipiešti. Nežinau. Kažką kitą panašu, bet pasistengti irgi tą vizualizuoti, ar ne? Bauda ir drill, Baudrillard. Okay. Tai kodėl aš kalbu dabar apie tos simuliakrus ir prie ko čia jie? Tai, ką jūs darysit ir kursit šitos savo filmus, kas tai bus? Tai bus kažkokia tai realybės atspindėjimas, dokumentika, ar tai bus simuliakras? Netikros realybės pavaizdavimas ir atspindėjimas, kažkoks tai iškreiptas. Nu, kaip jums atrodo? Kas už simuliakrus? Niekas. Kas už dokumentika? Vienas. O kiti už ką? Gerai, mes jau reidą, kas pagausit, sakykit. Okay, iš tikrųjų, gerai. Visą tai, kas ateina iš ekranų, nebūtinai televizijos, gali būti dabar ar ne, ir kompiuterio ekranas, įvairūs klipai ir pateikiama informacija mums apie kažką. Tarkim, Facebookas. Nu, beveik visi turite išskyrus 2 Facebook akauntus, kiekvieną dieną ten lankotės ir susikuriat tam tikrą pasaulio vaizdinį. Ne visą pasaulio, bet dalies. Tarkim, jūsų draugai, jūsų ten kažkokie tai pamėgti puslapiai ir, tarkim, kai pamatot, kad kažkas išvažiavęs dabar arba iš vis per šalčius jau iššiltuosius raštus, tai pirma mintis kokia kyla. Galėjai nedėta netos foto ir taip čia šalta pas mus ir taip mums blogai dar tu čia nervuoji. Paskui pamatai, kad kitas dar kažką labai faino pasidarė, ten kokią nors superinę pizzą išsikėpė, trečias ten dar kažką. Nu, žodžiu, eina toksai informacijos srautas ir jums kuriasi kažkoks tai, nu, suvokimas apie tai, kas vyksta tarsi realybėje. Ir pasaulio tam tikras suvokimas. Bet dabar klausimas, ar jūs gaunate visą informaciją apie tai, kas vyksta aplinkui? Ar tik tai tam tikras nuotrupas, kurios galbūt yra kažkam įdomios, fainos, su kuriuom nori pasidalinti žmonės? Tai jeigu jūs negaunate pilnos informacijos, o gaunate tik nuotrupas kažkokius, tai jūs kuriate irgi tą pasaulį iš tokių nuotrupų susidėliojat ir galvojat galbūt tada jau, kad kaip kitiem viskas fainai yra. Čia vienas išvažiavo ten kur nors į Turkiją pailsėti, kitas ten išsikėpė nerealią pizzą, trečias ten dar kažką padarė, nusilipdė nerealų kokį sniegų senį, ketvirtas ten gal su kokia, nežinau, nu, kas iš jūsų gyvenimo gali pasigalvoti, kai jūs pagalvojat, kad labai fainai, ne kitam. Tai kokį vaizdą jūs kuriate tada apie jūsų supantį pasaulį, kad kaip kitiem yra fainai, o galbūt man taip dažnai nenutinka taip fainai, ne? Nu, kiekvieną dieną gal nepapaustinat tų nerealių kažkokių tai dalykų į Facebooką. Ir vėlgi tada toksai gauna supratimas, kad tarsi aplinkui visiems tai fainai, tik ne man. Iš kitos pusės, jeigu mes pasižiūrėtumėm į televiziją, į kurios jūs nežiūrite, ne? Na, galima į kitą žiniasklaidos srautą. Ir apie ką kalbama, rašoma, pasakojama. Daug dėmesio skiriama, tarkim, kriminaliniams naujienoms. Tai jeigu mes žiūrėsim tokio pobūdžio turinį, skaitysim, žiūrėsim, klausysim, tai vėl mums susidaro vaizdas, kad šiame pasaulyje vyksta labai daug blogo ir mažai gero. Tai žiūrint, į kurią pusę mes nukrypsim, galim vėl susidaryti kažkokį tai vaizdą, kad yra daug gero arba yra daug blogo, bet nėra tos tokios kaip ir pusiausvyros galbūt, ar ne? Nėra realiai gaunama visa informacija, kad štai tiek yra gero, štai tiek yra blogo. Yra patikima tik tai tam tikra atfiltruota informacija. Ir iš tos atfiltruotos informacijos mes susidarom tam tikrą pasaulio vaizdinį. Tai kai mes susidarom tam tikrą pasaulio vaizdinį, tokiu būdu mes ir gyvenam tame simuliakrų pasaulyje. Tai nėra ta tikra realybė. Yra tik tai sukurta realybė, kurią mes pamatom ir kurią mes vartojam. Tai dabar vėl grįžtu prie klausimo, ką kursite jūs? Dokumentika, kaip jums atrodo, ar simuliakrai?
Simuliakrus. Turbūt dokumentika? Ne dokumentika, jo, simuliakrus. Nes kad sukurtumėt dokumentiką kažkokią, tai daugiau mažiau tikrą, jums reikėtų tada įsilysti kažkur tai pasislėpti, kaip pat filmuoja būna gamtos pasaulio, ne? Tai ką ten įsilenda į palapinės, į medžius kažkur susilipa ir aplinkiniai tie filmuojamieji nemato, kad yra filmuojami ir tokiu būdu nėra to įsikišimo. Tu kaip stebėtojas nepaveiki vykstančių įvykių, nenukreip įvykių eigos niekaip. Tu tik tai fiksuoji tai, kas vyksta. Ir jeigu mes visą tai perteikėm kažkaip tai, padarom iš to filmą, tarkim, per daug net nesumontuodami, tai tada galim šnekėti apie tam tikrą realybės perteikimą, dokumentiką. Bet kai mes turim pasirašę scenarijų, kai pas mus yra aktoriai, kurie nedarys tai, ką jie darytų normaliai be kažkokio tai įsikišimo, bet turi dirbti pagal scenarijų kažką suvaidinti, tai žinoma, kad mes kūrėm jau tam tikrą simuliakrą. Tai simuliuojam realybę. Tos realybės tokios nėra, kaip kad pas jų scenarijų, ar ne, galbūt yra parašyta. Tai mes ją sukūrėm ir paskui paverčiam, pateikiam, ištransliuojam per įvairias priemonės. Tai šiuo atveju bus per internetą. Tai va, tai kas yra simuliatorius, ar ne? Realybės, imitavimas. Dar galite prisiminti mokyklos laikus, kai galbūt nenorėdavot eiti į mokyklą ir norėdavot apsimesti, kad sergat. Tai simuliuoja. Jo, tai tas žodis yra naudojamas, kad tai nevyksta iš tikrųjų, bet tu sukuri, susimuliuoji kažką, tai ten tau, kaip bloga, kaip man silpna, aš čia negaliu eiti į mokyklą. Dar nežinau, ar darydavot. Mūsų tokia simuliacija mes turim. Pažįstami, tai va. Jeigu mes galvotumėm apie filmus, tai apie simuliakrus, koks filmas jums ateitų į galvą, geriausiai galbūt atspindintis tus simuliakrus ir paremtas. Avataras, jisai, nu jo, ten yra simuliakras, bet iš principo galbūt ten nėra kalbama apie pačius simuliakrus. Matrica. Pati visa mintis ir idėja paremta būtent Baudrilaro tą simuliakro filosofiją ir ten apie tai ir kalba, kad mes gyvenam ne tikrame pasaulyje, o kažkokiam kodė. Iliuzijų pasaulyje. Mes gyvenam kažkokiam tai kodų, ženklų, vaizdinių pasaulyje, kuris nėra tikras. Ir dabar kokiam mes pasaulyje gyvenam. Kas aplink jūs yra tikra? Aš nežinau, kažkada kada nors susimąstėte apie tai. Va, galima paliesti, ne, draugą, jisai atrodo tikras. Bet, tarkim, kai mes naudojam kažkokius tai dalykus, vartojam, tampam vartotojais ir einam į Akropolį, einam į kažkokią tai, nežinau, kas pas jūs yra, tarkim, kažkoks kabokas ar ne, kavinė. Nu, turit kokį mėgstamą brandą, nežinau. Nu, Vero kafė, tarkim, ne, eina kavos nusipirkti. Kaip šito reklamai Pepsi. Atsigeriam Pepsi ir iš karto, žinai, žiūri veidrodį, matai jau save kažkokiu kitokiu. Yra kiti brandai, brandai arba, kaip Baudrilaras sakytų, ženklai, kuriuos mes vartojam. Tai ką jūs vartojat? Nu, Facebookas irgi vartojam. Kaip? Jo, cigarečių tam tikras rūšis, ar ne? Kad vienos yra skanesnės arba geresnės, arba kiečiau jauties rūkydamas vieną arba kitą. Ten kiečiau jauties gerdamas vieną alų negu kitą, ne? Ten konjakas galbūt geriau kitam negu brandis ir taip toliau. Įvairūs ženklai yra. Jeigu mes naudojam, ką dar mes galim naudoti? Nu, maistą, tarkim. Irgi, nežinau, ar turit mėgstamą šokoladą, pavyzdžiui. Kramtomą gumą, ten įvairūs dalykai, kurie turi savo brandą tam tikrą. Ir čia tada kyla klausimas, kodėl mes juos naudojam. Ar tam, kad patenkinti savo poreikius, kad, pavyzdžiui, aš valgau dėl to, kad aš esu alkanas, aš geriu dėl to, kad aš esu ištroškęs, tą pačią Pepsi-Colą. Ar dėl to, kad mums reikia naudoti tam tikrą ženklą, tam tikrą brandą, vartoti. Ir ką Baudrilaras sako, kad tie ženklai pakeičia mūsų realybę, norėdami tapti vieninteliais vartojimo objektais. Tai kitaip sakant, jie ateina ir, nu, galim kažkaip galvoti apie kažkokį veidrodį, ne? Ir čia jeigu yra kažkoks tai realybėj nususęs medelis su pora nudžiūvusių šakų, tai šitam veidrodyje, kai yra iškreipiama realybė, gali tas veidis pasidaryti kažkoks tai ten labai gražus, sužaliavęs ar ne, vau, koks medis. Tai kai tie ženklai kažkokie tai ateina, dar galima čia nusibrėžti tą, nu, tarkim, Pepsi, ne? Ženklas ateina, pakeičia mūsų realybę ir negana to, dar nori tapti vieninteliu vartojimo objektu. Tai, kaip sakant, apsiženyti, ne? Iki gyvos, kol mirtis mus išskirs. Tai reiškia, tu negali kito vartoti. Coca-Cola tau nebetinka. Tai yra nemadinga, tu savęs nematysi tokio, tu turi būtinai vartoti šitą prekinį ženklą arba brandą. Tai Baudrilaro filosofija, reiškia, simuliakrai, ženklai ateina, jie pakeičia mūsų realybę ir nori tapti vieninteliais, ar ne, apsiženyti su mumis iki gyvos galvos, kol mirtis mus išskirs, vieninteliais vartojimais objektais. O, pavyzdžiui, tą dokumentinį simuliakrą tai reiktų reprezentuoti, tarkim, kaip, pavyzdžiui, kažkokią valstybę, ne? Kažkas tokio. Kaip valstybė? Jau kažką, taip, kaip dokumentinį pasakymą, žiūrėtum tą simuliakrą organizaciją. Nelabai suprantu klausimo. Valstybė kaip čia atsiranda? Ne, kaip jūs sako, dokumentinis simuliakrai, ne? Tai arba dokumentika, jeigu mes galvojam apie dokumentiką, tai mes turim, nu, fiksuoti realybę, neįsikišdami, nepaveikdami kažkokio tai veikėjų, nesukurdami kažkokių dirbtinų situacijų. Tai galbūt jums gali
kilt mintis apie tas, kur būna, juokelį nufilmuoti paslėptom vaizdo kamerom, ar ne? Bet ten yra vis tiek dirbtinos situacijos dažniausiai padaromos. Tai čia jau nelabai skaitosi kaip po dokumentika, čia bus grynas simuliakras, nes realybė taip nėra, bet ateina kažkas, kažką padaro ir sukuria situaciją. Ir realybė tokios situacijos paprastai nebūna. Bet jeigu kažkur yra, tarkim, būna apsaugos kamera, ar ne, ir filmuoja šiaip teritoriją, tarkim, kažkokią tai, ir kažkas ten įvyksta, natūraliai, be jokio dirbtino įsikišimo, tai tada jau galima šnekėti apie kaip ir dokumentavimą to, kas vyksta iš tikrųjų. Ir paskui, jeigu mes tai rodom, tai yra realybės atspindėjimas. Bet jeigu mes sukūrėm kažką, tai mes darom dirbtinai, tai mes padarom simuliakrą. Tai ką jūs darysit, greičiausiai tai bus simuliakras, nes tokių situacijų, kad jūs pasislėpę kažką nufilmuosit, galima aišku, bet gal nelabai etiška tai daryti ir galvokim apie simuliakrus.